Ačiū pranešėjui už pateiktą informaciją apie situaciją Europoje 22 metais. Aišku, gaila, kad jūs praktiškai nepaminėjot, gal turit kažkiek tai duomenų ir 23 metų, nes pavyzdžiui, mano šaly, Baltijos šalyse pirma vasaros pusė buvo labai sausa. Gal, ačiū Dievui, labai gaisrų nebuvo. Tai mane šiek tiek nuliūdino keletą dalykų, ką jūs paminėjot. Tai kad nevienodi mokymų standartai. Tai iš tikrųjų komisija turėtų atkreipti dėmesį į šitą dalyką. Tai kaip mes dabar vienoje Europoje skirtingus standartus taikom ir ko gero gal ir gaisro gesinimo vamzdžiai netinka, vienas standartas, kitas standartas ir nesusijungia, kada reikia. Tai iš tikrųjų labai, manau, svarbus klausimas. Ir tas turi būti peržiūrėta ir standartai tikrai turi būti pakeisti, kad jie atitiktų, paimti galbūt geriausių šalių patirties, galbūt baziniai standartai, tai iš tikrųjų klausimas, manau, labai svarbus. Antras dalykas, ką jūs paminėjot, kad kada skiriamas finansavimas tam tikram projektui, baigėsi finansavimas ir projektas į stalčių. Tai neturėtų būti. Jeigu daromi kažkokie tai pilotiniai svarbus projektai, tai jų finansavimui skirti pinigai, tie projektai turėtų būti paskui padaromas išvados ir perkeliami į gyvenimą. Ir perkeliami į ten, kad jie duotų efektą rezultatą. Kitaip mes žaidžiam, pinigus leidžiam, o rezultato kaip ir nėra. Tai dar vienas dalykas, aišku, būtų labai įdomu sužinoti, jūs minėjot, kad teritorija kaip 3 Liuksemburgų, bet kokia piniginė išraiška? Kiek maždaug pinigų praradom 22 metais, kiek milijardų sudegė. Na ir trečias dalykas, ką aš noriu atkreipti dėmesį, tai ir savo patirtį, kadangi dirbau 20 metų merų, žinau, ką reiškia tos ugniagesių komandos apatinės, žemutinės, tai iš tikrųjų mes turbūt visi suprantam, kad svarbiausia neleisti gaisrui išplisti. Kad kada tik atsirado židinys, kuo greičiau jį likviduoti, kuo greičiau jį užgesinti. O dėja, ir mano šaly, ir Baltijos šalyse, aš manau, ir daugumoje šalių, ir kolega minėjo, ir Slovenijos, tos pirmosios ugniagesių komandos, jų yra labai prasta technika. Mano šaly dar yra ir sovietinės technikos. Iš tikrųjų yra praktiškai po vieną vairuotoją, kai kur yra savanoris vienas kitas ir jie negali suteikti kvalifikuotos pagalbos atsiradus pirmam gaisrui. Ir tada, kada jau išplinta gaisras, kad ir suvažiuoja šimtai tų mašinų, tada jau atsiranda katastrofa ir reikia gesinti mėnesį, ypatingai jeigu durpynai dar nueina. Tai iš tikrųjų šitie klausimai labai svarbus ir mes turėtumėm atkreipti dėmesį į valstybės narės. Ir dar noriu atkreipti dėmesį, kad valstybinių miškų arba, reiškia, visuomeninių miškų dar yra kažkokios tai didesnės sistemos. Bet ypatingai prasta situacija yra privačių miškų. Pavyzdžiui, mano šaly privačių miškų yra beveik pusė, tai iš tikrųjų dideli plotai ir ten nėra jokios gaisrų gesinimo sistemos. Ir jeigu tai yra tik tai visuomeniniais gaisrų pajėgos, o miškininkai, reiškia, privatus nieko neturi, kadangi vienas turi 10 hektarų, kitas 20, kitas 15 ir taip toliau. Ir čia labai svarbu, kad ir šitą sistemą būtų apimti, nes atsiradęs gaisro židinys privačiam miške greit išplis ir į visą plotą, į visą kvartalą. Ačiū.